vaikai labai stipriai jaučia. Patys empatiškiausi žmogučiai yra būtent mūsų vaikai, tie patys mažiausiai. Jie yra absoliutus veidrodis, kaip tu jautiesi. Jeigu yra kažkokia liūdnesnė nuotaika arba konfliktas, tarkime, vyksta ar panašiai, iš karto jaučiasi, visa grupė pradeda elgtis kitaip. Netgi, nejausdami tėveliai, bet jie turi žinoma, jog tą, didžiulį nerimą, ypatingai pačioj pradžioj, kol jie dar mūsų nepažįst ir jų tas nerimas, jisai atsispindi ir vaikučiuose. Būna klausimus, netgi užduoda, kaip aš sakau, su atsakymu. Tau šiandien buvo liūdna, taip. Tu manęs labai pasiilgai šiandien, taip. Tau nelabai buvo skanu valgyti, taip, tikrai ne iš blogo norėjimo. Bet iš to savo nerimo perduoda tai vaikučiui. Tėveliam aš labai dažnai sakau, kad, prieš pradedant lankyti, kas yra svarbiausia, jūs pasiruoškit. Vaikui viskas yra elementaru. Jeigu mama arba tėtis